Kai Dievas ištiesia tau savo ranką, nebijok, paimk ją ir niekada nepaleisk. Net jeigu kartais jautiesi gyvenimo pakraštyje, kaip vargšas, silpnas, lošas ar aklas, kuriuos žmonės pažemindavo ir atstumdavo iš bendruomenės, atmink, Dievas yra su tavimi. Visada ir visur. Kuomet Evangelijoje girdime, kad Jėzus kritikuoja, jisai kritikuoja ne tiek fariziejų papročius, kiek visuotinę praktiką, kurios niekas nedrįso kvestionuoti. Duoti tik tam, kad gautų atgal. Šiandien kviečiu tave, brangus broli, brangi sesė, atkreipk dėmesio, kokie žmonės ateina prie viešpaties stalo. Neteisk jų. Nei senutės, nei sergančio ar lošo, nei vienišos motinos su daugelį vaikų, nei žmogaus kovojančio su priklausomybė ar bet kurio kito. Leisk kiekvienam prieiti prie viešpaties stalo ir būk jo meilės apaštalu. Tebūna ši diena kupina ramybės ir viešpaties artumo. Geros tau dienos.